Labą dieną. Esam lysvėje darželyje savo tokiam nedidukė ir norime parodyti, kaipgi galima pasisėti morkas. Žinoma, tai visiems gerai pažįstama daržovė, daugelis iš jūsų ir žinote ir nereikia protinti, tačiau norėjau tik tai atkreipti dėmesį, kad norėdami tokiuose mažuose sklypuose sodinti morkas, reikėtų rinktis arba beicuotas sėklas, arba reikėtų rinktis vieną iš nedaugelio valgomųjų morkų veislių Flay Away. Tai yra morka, kuri atspari morkiniai musiai. Labai siūlyčiau ją tokiuose mažuose sklypeliuose. Dideliuose sklypuose ir mažuose sklypeliuose reikia sėti ankstyvasias morkas, nes vėlyvųjų vis tik tai mes negalime mažuose sklypeliuose užsiauginti. Dideliuose sklypuose galima sodinti įvairias veislės, žinoma, ir viena iš jų vėlyvoji Roterizendu. Tai Roterizentai yra gana stambios morkos, jos labai tinkamos sulčių gamybai yra. Ankstyvoji Amsterdamas. Žodžiu, pasirinkimas morkų veislių yra didžiulis. Šiuo atveju, kaip ir sakiau, mažam sklypelyje mes rinksimės Flay Away ir šita veislė, tikėkimės, bus atspari morkiniai musiai. Taip jau sėklų tiekėjai tikina, yra padaryti bandymai ir štai mes turime šitas morkas. Labai patogu, kad yra, niekada nesumaišysite, kokią gi veislę pasėjote. Tai yra šita spalvota, smeigtukas spalvotas su morkos veisle. Vėlgi noriu pasakyti, kad štai aš turiu tokį patogų suoliuką jau nuo neatmenamų laikų. Tas suoliukas reikalingas kam? Jis padarytas pagal mano lysvės plotį. Kiekvienas, žinoma, pasirenka tą lysvę, koks jai ar jam patogus. Bet šiuo atveju čia yra 1,20 m, patogiai gali ravėti iš vienos, iš kitos pusės. Dabar rekomenduojami tarplysviai. Tarplysvis tai yra tavo pėda. Tačiau jeigu jūs tikitės, kad jūsų vyras jums padės ravėti, tai kad jis nesijaustų kaip dramblys krištolo parduotuviai, darykite truputėlį platesnius tarplysvius. Vis tik vyriška pėda yra ženkliai ilgesnė. Taigi mes šiuo atveju sėjame morkiniai musiai atsparę veislę Flay Away. Patogu dar tas suolelis tai, kad tu nesutripi lysvės ir labai patogus užsidėjai, prabrėžiai ir pasėjai. Kas galvojate, kad lygiai nepasėsite, galite sumaišyti šiek tiek su kreida arba su smėliu arba tiesiog su cukrum. Nesėkite tankiai. Veislės yra, sėklos yra daigios ir paskui labai sudėtinga būna su retinimu, ko mes labai nemėgstame. Štai lengvai užžėrėme ir šita veislė pasėta. Tačiau tiems žmonėms, kuriem toks sėjimas, retinimas yra nepatogus, siūlyčiau rinktis vis tik tai įvairias morkų veislės, kurios yra, daugelis veislių yra tiesiog juostoje. Juostoje šitas morkas sėti yra labai paprasta ir labai rekomenduoju, jau daugelį metų taip ir sėju. Štai mes išsiimame ir išsilankstome su pavadinimu taipogi tokį paketą. Pirmą perkerpame. Galime iš daržovių darytis ornamentus. Nieks mums nedraudžia, kaip sakyti. Prisigalvoti spalvotus savo
daržus iš prieskoninių daržovių, iš daržovių. Štai turime tokią juostą. Čia yra 400 sėklų. Jos sudėliotos labai vienodais tarpeliais ir praktiškai beveik nereikia retinti. O jeigu ir tenka kažkiek retinti, tai jau gretimo daigo tikrai nepažeidi. Tačiau sėjant šitą veislę reikia turėti omeny, kad prieš dedant šitą juostelę į žemę reikia palaistyti gausiai griovelį ir užžėrus taipogi dar reikia vieną kartą perlieti. Dabar morkas aš visada sėju skersai lysvę, tai yra daug patogiau prižiūrėti. Nes jeigu mes pasėsime taip, tai tą vidurinę eilę išilgai pasėjus labai sudėtinga prižiūrėti. Taigi, padarome griovelį. Paliejame vandeniu. Palaukiame, kol šiek tiek vandenėlis susigers ir tada plėšime juostelę. Štai kaip jos yra visos puikiai subadytos, superforuotos. Kažkada tai buvo laikai, kai tokių sėklų nebuvo. Žiemos vakarais net klijuodavom ant laikraščio skiautės su miltais arba su krakmolu. Įtiesėme, nugnybome, kur mums reikia ir užžėrėme. Štai sumirko gražiai, o pasėjus visą lysvę mes dar kartą paliesime. Labai patogus būdas sėti, tiesa?